Ką šiandieną visai kitokia, neįprastai. Gavom 6250 R pasibandyti. Dominantis traktoriukas, užsikabino makėčias. Ant priekio toną su pusė, tai visai normaliai. Čia tų kompų. Direct drive'as šitą dėžė. Varom pupas, pradėjom pult. Tai atsirado, kur reikia paskusti. Apsiskutom vietas, kur yra nelygu. Dabar važiuojam su akėčiom pažiūrėti. Šiaip žiauriai sausa yra. Žiūrėsim, ką akėčios gero padarys. Vis tos biški nelygumus pralygins. Lauke esančius ir kažkiek pupas įsiterps, greičiau sudygs, tikiuosi, jeigu palis, nes šiaip tai sausa. Kiek suprantu, čia naujaja merė nebėra čia tų visų skydelių, viskas perkelta į šoną. Nauji veidrodžiai, kapotas atnaujintas. Čia papildomi, visi kalibravimai, viskas, programavimai. Ir šiaip žiauriai minkštas traktorius, tikrai minkštas, nes stovi jau šitas ant hidraulinių amortizacijų kabina. Priekis papildomai amortizuoja, nu tai žiauriai fainai važiuojas. Čia tikrai didelis pliusas. Su dėžė tikrai reikia išmokti elgtis, kaip jinai veikia, ką jinai daro kur, tai išmokstama viskas. Pakeitus porą traktorių į tokį vieną būtų gal visai ir nieko. Trešt gerai būtų irgi. Purkštuvo didesnio reikėtų, bet tik tokia bėda. Išjungiam muziką. Padarė iš tą mygtuką, man atrodo, nebuvo. Anksčiau, nu nesvarbu. Gerai, ieškom, kas ką daro, kur. Šitas ne. Šitas ne. O. Išsilankstom akėčias. Nežinau, man tas vienas cilindras, jisai nepatinka kažkoks prisilėtinės, nu, bet dabar gal jau gerai. Vienas, kas nepatinka, vairo skleidžiamas garsas, nežinau, nelabai čia žavi mane jisai. Ir šitas koja yra geresnis man variantas, bet čia gal dėl saugumo viską padaryti, kad su ranka. Net Fortke rūkantiems yra, jeigu kas kam kur. O, parodysiu. Svoriai galia, matyti išbalansuotas visas papildomai, tai padangos, nu, akėčios nemažai sveria, tai gal tų svorių nereikėtų. Įdomus toks dalykas ir kas man irgi truputėlį ir tėčiui užkliuvo, tai būtent papildomi bakai. Galima įsidėti papildomus bakus, jie yra čia va ratuose. Ir va tavo šlanga. Dublembačkai, jeigu užklimtum kur nors, tai tikrai ją nuplėštum ir iš papildomų bakų, kuras būtų atsiradęs ant žemės. Bet šiaip gražus modelis tikrai. Tona su pusė ant priekio. Sėdynė naujoji, ta kaip 8 merė buvo. Žodžiu, atnaujintas irgi jau šitas traktorėlis. Ką čia tik tai prisipūtimus turi. Masažo neturi, tik tai šildymą turi ir ventiliavimą. Ventiliavimas tai yra kažkokia pasaka sėdyniai. Nepasiėmiau laikiklio. Gerai, dabar toliau ieškom hidrosekcijų. 4 yra šito, tai 5 gali būti. Šitą lanksto, gerai, blogai. Nereikia mums šitos. O, radau, kur 4-baliai reguliuojasi. Gerai, darom kokius šitaip. Tada su antra sekcija reikia pasikelti šitaip.
Tada su šita sekcija pasireguliuojam traukę. Čia hidraulinė traukia irgi kažkoks gėris yra tiesiog turbūt. Čia atsireguliavom. Čia reikėtų pasidaryti ant A raidės, kad šlaunis kilnotų aukštyn žemyn. Tiesiog aukštyn ir žemyn bus. Gerai, tik tais nusireguliuoti, kiek aukštyn ir kiek žemyn reikia. Galinė prikabinimo įtaisas. Šitą. Čia pakelimo padėtis. Nuleidimo. Reikia pasižiūrėti važiuojant. Labai keista be sankabos dirbti su John Deere'u. Mūsų anam tai E23. Tai ten reikėdavo. Darom, kad į tą lygį nusileistų. Ką reikia dar gal? Bet viena eilė diskų nedirba, gali būti, kad reikia centrinę traukę patraukti. Gerai, to susireguliuosi. Einam pažiūrėsim, ką vienas kartas sakėčių pravažiavime padaro. Va, kiek kurio žemės. Neblogai visai. Labai pupos byrančios yra, tik prisilieti ir iš karto išbyra jos. Tai žiauriai nemažai nuostolių yra vien pjaunant. Tai. Bet šiandien vėl pjausim, drėgmė apie... Matavau ir 13.6 buvau radęs ir 15.5. Nu, žodžiu, pjaunamos pupos tikrai, tai šiandien ryte lietaus truputėlį gavom. Bet pupos va jau juoduoja. Turėtų kombainas atvažiuoti. Aš nepjaunu jau dabar, biškį turiu kitų reikalų, kaip sakant, tai... Gaila, pamiršau pasiimti laikiklį. Lemba magelis tai žiauriai geras. Spotify'ų pasileidęs. Tas ekranas žiauriai gerai turėtų būti, kada kokį isobusinį padargą naudoji, nes jisai ir didesnis, man atrodo, yra truputėlį. Šiaip daugiau nieko. Naujas traktorius kvepia skaniai, dirba gerai ir viskas. Visi nauji traktoriai geri, kol jie nauji ir negenda. Tai tiek žinių. Nu ką, rapsiukas. Jis auga kartu su rapsiuku. Škorondapas normaliai neišėmė visko. Kažko naujų pridygo. Bet vaizdas visai kitas. Ne po nautiliaus. Ir šiemet sakė, ir nautilinio yra gražaus rapso. Nes šiaudų mažai. Palei saulė. Oti. Ką ėdi? Šūdus visokius. Ot. Ale rimtai šūdą ėda. Suradęs kokio briedžio. Stirnas.
išsirauna, bet rapsas gavęs augimo reguliatoriaus jau. Pabiros nupurkštos. Čia veislė Expectation. Tai tikimės geriausio. Sėjos norma 4,5 hektaro su vienu pakiu. Tai čia kažkur apie 30 kelis augalus, gal net biški mažiau. O saulė nusileis. Pasislepia už debesio, daug geriau matosi viskas. Eilutės 50 cm per 2. Oti, gali man čia iškast ką nors, gali čia pakast, kušiu. Gali pakast. Oti, kai vertinate šitą rapsą, sėsk, oti. Sėsk. Tai va, toks rapsiukas, visai neblogai čia gavosi su tuo stripketu pasisėt, labai patenkinti. Čia šiaudų dar mažiau. Ir kas patinka, kad nepasidaro labai kalnas didelis. Tai va čia realiai šiaudai tik tais, tai turėtų jie per žiemą iš viso sukristi ir jų nebelikti. Tai va, kas paskui seks dar vienas turbūt augimo reguliatorius, nes čia anksti labai pasėtas 3 dieną. Pasėtas. Oti, žiūrėk, surask šitą šiaudą, oti. Nu, im šitą. Tai 3 dieną rugpjūčio pasėtas. Tai tikrai reikės dar kartą patrumpinti. Ir tiek. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ten prie Dojaus yra, jei kas važiuos detalių pasiimt ar kažko, tai ten 10 veislių yra dekalbo pasėta. Visokiausių. Pabandysim gal lentelę pakabinti, kad jeigu kas norės matyti, kaip kokia veislė vystosi. Tai tiek žinių. Viskas, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitose vlogeliuose. Oti. Noriu pažiūrėti, kaip šaknis. Atrodo rapsų, ką? Nu gerai, nekas, važiuojam namo. Viskas. Beprotis.